Garbė Jėzui Kristui. Džiaugiuosi šiandien kartu su jumis, vėl iš naujo ugdydami tikėjimą, Dievo pažinimą. Ir šiandien susitinkam tokią dieną, lapkričio 1, kai visuomeniai priimta ir žmonės taip supranta, būtent lankoma ir pagerbiami yra mirusieji, mums brangus iškeliavę žmonės. Ir kaip tik norėjau pasidalinti rašto vieta, kuri labai aiškiai apie tai kalba. Apie tą kiekvieno žmogaus trapų gyvenimą žemėje. Nes vieną dieną kiekvienam iš mūsų reikės iškeliauti ir palikti šitą žemę ir išeiti amžinybę pas Viešpatį. Ir vat Timotiejaus laiške Paulius ir sako, nes aš jau atnašaujamas ir mano iškeliavimo laikas jau čia pat. Paulius supranta, kad kažkurią akimirką jis iškeliaus, kad jo kūnas silpsta ir tai aktualu kiekvienam žmogui. Bet ką jis kalba ir ką sako? Kad aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Vadinasi, mūsų gyvenimo kely kiekvienam, kaip yra svarbu, kiekvieną akimirką suvokti, kaip aš čia žemėje gyvenu, kad galėčiau kai ateis tas laikas iškeliavimo, pasakyti sau ir su ramiu suvokimu iškeliauti, kad aš kovojau gerą tikėjimo kovą, baigiau bėgimą ir išlaikiau tikėjimą. Nes gyvenimas yra kova. Tiesiog ką šiandien pasirenku mąstyti, kaip šiandien pasirenku gyventi, nuo to priklauso, ar tai yra gera kova, ar tai yra laiko švaistymas. Ir išlaikyti tikėjimą reikia kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Ir kaip svarbu, kad tas gyvenimas čia žemėje būtų pilnas, pripildytas, būtų pildomas Dievo pažinimo, kad tai, kol gyvenam žemėje, mums duotų, kaip ir Paulius sako, išlaikyti tikėjimą, nes tikėjimo reikia laikytis. Netikėjimas pats savaime kažkaip būna, bet tikėjimą mums reikia išlaikyti. Ir sako, nuo šiol manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos Viešpats, teisingas teisėjas. Va tas supratimas, kad aš iškeliauju ir iškeliauju pas Viešpatį, teisingą teisėją. Ir kad ten aš būsiu amžinai su Viešpačiu. Ir kas svarbiausia, kad mes tie, kurie tikime Viešpačiu, ten susitiksime su tais, kurie jau iškeliavo. O mes ten nueisime. Ir nesakau, kad lengva yra išsiskirti su labai artimu ir brangiu žmogumi, bet tas suvokimas, kad mano artimas žmogus iškeliavo, ar iškeliauja, ar gali iškeliauti kažkokiu tai momentu, bet suvokimas, kad jis iškeliauja pas Viešpatį, tai nuramina. Tas suvokimas, tas tikėjimas, kad mano brangus žmogus iškeliauja pas Viešpatį, gerą teisėją, ir bus amžinybėj ten su Viešpačiu. Ir vieną dieną aš susitiksiu su juo. Bet kol gyvensiu žemėje, aš gyvensiu gerą tikėjimo kovą. Ir šitose gyvenimo lenktynėse, kur pilna yra visko, aš išlaikysiu tikėjimą. Va tas sprendimas, apsisprendimas gyventi su Viešpačiu, išlaikyti tikėjimą, būti įsitikinusiam kiekvieną akimirką, nuolat ir pastoviai, kad Viešpats yra su manim, kad jis man padeda, kad gyvenu žemėje, dalinuosi gerumu su kitais, pildausi Dievo pažinimu, o vieną dieną iškeliausiu pas Viešpatį.
Aš tikiu, kad bent jau man ir tikiu, kad kiekvienam, jeigu į tai pasigilinsite, duos ramybę ir užtikrintumą, pasitikėjimą viešpačiu. Nes būtent tai, kad Dievas sako, jis sako tiesą ir ta tiesa yra nekintama. Tai va šitą dieną, tą lapkričio 1, tegu tai būna apmąstymo, suvokimo, gyvenimo trapumo, nes tikrai kiekvieną akimirką mes dar už valandos šiandien net nežinome, kaip mūsų gyvenimas klostysis ir kaip gali susiklostyti. Tiesiog gyvendami tikėjimu ir suvokdami, kad Dievas yra su mumis, mes dėkojam viešpačiui, kad jis mus saugo, kad laimina mūsų gyvenimą, kad jis prižiūri mūsų gyvenimą, nes mes viešpatį esame pasidarę savo viešpačiu. Tai vat linkiu šiandien tą dieną, lapkričio 1, vat apmąstyme būti, tame suvokime, kad žemėje laikas palyginus 100 ar 120 metų tikrai yra palyginus su amžinybe trumpas laikas. Ir svarbiausia čia gyvenime, dar kartą pasikartosiu, gyventi gerą kovą ir tose gyvenimo lenktynėse išlaikyti tikėjimą. Nuolat ir pastoviai laukt gerą. Nežiūrint kokios aplinkybės, aš pasitikiu viešpatį, laukiu gerą. Ir tai žinau, kad aš taip laikausi tavęs, laikausi, Dieve, tavo pažinimo, aš esu įsitikinus. Ir dėkoju tau, Dieve, už viską. Vat svarbiausia nepamesti, neprarasti to vidinio žinojimo ir įsitikinimo, kad kas be atsitiktų. Aš žinau, kad Dievas, visagalis viešpats, yra su manim. Ir vat, mano supratimu tai yra išlaikymas tikėjimo. Taigi kiekvienam ir pati savo linkiu gyventi žemėje, išlaikyti tikėjimą ir gyventi gerą tikėjimo kovą čia gyvųjų žemėje. Tai geros dienos ir iki kito pasimatymo.